Norėdami paminėti Kauno rajono savivaldybės 70-metį, nusprendėme sukurti savo ugdymo įstaigos vaikų piešinių juostą. Diskusijų metu kilo idėja prie šios akcijos prijungti ir kitas Raudondvario ugdymo įstaigas. Žinoma, toks didelis renginys reikalavo kruopštaus planavimo ir koordinavimo, kad visi dalyviai, o jų planavome virš 1000, rastų savo stovėjimo vietas ir galėtų sklandžiai susirikiuoti, laikydami piešinių juostą. Taip pat reikėjo užtikrinti, kad visų ugdymo įstaigų vaikų piešiniai būtų tinkamai sujungti į vientisą juostą pagal tam tikrus reikalavimus. Renginio fiksavimas ir viešinimas socialinėje erdvėje bei žiniasklaidoje reikalavo papildomų pastangų ir resursų. Taip pat reikėjo pasitelkti vietos policijos pareigūnus, kad užtikrintų renginio dalyvių saugumą gatvėje. Vienas didesnių iššūkių buvo suderinti renginio datą su visomis Raudondvario ugdymo įstaigomis. Labiausiai organizatoriai jaudinosi dėl oro sąlygų, bet išaušus saulėtam 2025 m. kovo 25 rytui Raudondvario dvaro kieme įvyko renginys Apjuoskim Raudondvarį bendrystės juosta, kuris buvo skirtas Kauno rajono savivaldybės 70-mečių paminėti. Renginyje dalyvavo Raudondvario lopšeliai, darželiai, vyturėlės ir riešutėlės, Anelės ir Augustino Kriaučių pradinė mokykla, Raudondvario gimnazija bei socialiniai partneriai. Pagrindiniu akcentu tapo ilgiausia piešinių vora. Daugiau kaip 1000 renginio dalyvių nupiešė 1725 piešinius, kuriuose vaizduojamas Raudondvaris ir jo apylinkės. Pirminiais duomenimis piešinių juostos ilgis 518 metrų. Organizatoriams perskaičiavus tikslus piešinių voros ilgis siekė 541 metrą ir 55 centimetrus. Šis renginys tai ne tik kūrybinis pasiekimas, bet ir prasminga bendrystės išraiška. Jis subūrė bendruomenę, stiprino vaikų ryšį su gimtuoju kraštu, skatino domėjimąsi jo istorija. Po renginio liko ne tik neišdildomi įspūdžiai, bet ir dar stipresnis ir gilesnis bendruomeniškumo jausmas. Renginį organizavo Raudondvario lopšelio darželio vyturėlės mokytojų grupė.